Senovėje ant kalvos gyvenęs milžinas Rambynas, kuris iš šiaurės atnešęs didžiulį akmenį. Paguldęs jį kalvos viršūnėje, tarė: Galingasai perkūne, priimki mano auką. Ir kol stovės šis aukuras, lai nepajuda kalnas iš vietos. O jei piktadario ranka jį užgaus, tegul griūva kalnas į Nemuno gelmes. Stipriai sugriaudėjęs, perkūnas parodė, kad auką priima, jog bus taip, kaip Rambynas nori. Tuo pat metu po akmeniu atsirado auksinė žagrė, auksinės akėčios ir sidabrinis dubuo. Tai buvo ženklas, kad perkūnas laimina šį kraštą ir jo žmones. Taip atsirado Rambyno šventovė, greitai pralenkusi kitas savo garsumu. Čia kriviai aukas aukodavo, o žmonės iš tolimiausių kraštų atvykdavo, kad galėtų pasimelsti perkūnui ir deivei Laimai.